Ir dabar jau pas mane 21 po 9. Taip, turiu. Dabar yra 13 valandų 8 minutės. Taigi buvo skaičiuodama minutėmis ir net sekundėmis būdavo. Profesija – radijo žurnalistas. Laiko skaičiavimas tiesioginio eterio metu. Kaunas, Simono Daukanto 28A. Lietuvos radijas ir televizija. Kauno redakcija. Agnė Kairiūnaitė. 13 metų dirba Lietuvos radijo naujienų žurnaliste Kaune. Be to veda laidas Čia ir dabar bei Manasis aš. Kaunas, ar girdite? Alio. Radijui svarbiausia kalbėti, neatrodyti, bent jau tai būdavo visus 90 metų, kaip yra dabar. Dabar radijas tampa taip pat ir vaizdu. Tai šiek tiek keičia ir ko gero ateityje dar labiau keisis. Pašnekovų vardą pakartot man porą kartų. Juozas Kundrotas, žurnalistas bei redaktorius, 24 metai valstybinėme radijuje, ilgametis Kauno radijo redakcijos vedėjas. Ir dabar jau pas mane 21 po 9. Tai aš jau vėluoju į darbą. Pro Nasdorį ėjome, o pro tas išėjau 88. Na, o kas toliau? Ne čia visas, ten pradžia. Ką jūs šnekat? Petras Palilionis, rašytojas, 22 metai Kauno radijo redakcijoje, kultūrinių laidų redaktorius ir vedėjas. Tikrai užmūrėte. Nu, Juozai, tik komedija. Tai palauk, tai gal pro čia galima eiti? Einam pažiūrėti. Nepriimtina, ne taip, Juozai, mum nepriimtina. Mum nepriimtina. Antrame aukšte man muziejų aprodė. Vajai, nieko nepažinau, viskas ten... Tas vitražas, tas pameni vitražas. O kieno? Nepamenu aš kieno vitražas. Aš irgi išgarau iš... Bet tai palauk, kurioje vietoje, kitoje vietoje stovėjo. Jis buvo pirmam aukšte, tik ėjus pirmam aukšte, tik iš karto. Čia jau amžinatis Lapinskų laikais atsirado. Taip. Kieno jisai galėjo būti? Tai va. Kieno jis, nu šitie visi per jauni dailininkai, apie kuriuos aš galvočiau. Nežinau. Bet aš atvirai pasakysiu, tai žinojau kažkada, kas jį padarė ir išgaravo iš galvos. Nežinau, prisipažinsiu. O keista. Einam. Vaikštant šitais tamsiais, dabar jau šiek tiek pašviesėjusiais koridoriais, kad čia galima jausti tą kažkokią dvasią. Ypač jeigu tenka padirbti vėliau vakare, kada pastatas visai ištuštėja, eidama tais koridoriais. Aš kartais pagalvoju, kad kiek čia žmonių ėjo, kiek čia žmonių dirbo, kokiom sąlygom jie dirbo. Aš kartais pamastau apie tai. Alio, paroda. Va, matai. Bieliūnas, Kelpša, Kačanauskas, bet nėra šito inžinieriaus. Radijos stoties inžinierius. Jurskis yra. Jurskis yra. Tai va, čia tolimas, taip sakant, mano šeimos... Taip. Tu žinai šitą dalyką? Ja. Tolimas mano šeimos giminaitis. Programa. Sekmadienis. Aišku, bažnytinė muzika, vaikų valandėlė. Kuzmicko paskaita tau. O, mūsų Julius Latakinis tėvo, literatūrologo šito Kuzmicko paskaita. Nesidomiu kariškiais. Įvairių tautų šokiai, jau čia man įdomiau. Šokiai, vienas valsai. Tiroliečiai muzika. O jau ispanų muzika, dieve, aš ką tik iš Ispanijos, nu labai gerai. Taranteula, bolero. Va, mano herojai. Va, jau matau Zelčio Žekienę, matau, nu. Ką čia dar matau? Varnaitė. Kokia Varnaitė? 73. Ką? Nu gal. Jau dabar charakteringesnė negu tada. Orkestras radiofoninė, čia jau Vilnius. Čia Vilnius.
Čia ir Grabšto galėjo būti orkestras. Čia turėtų būti. Pagerbti. Reikėjo pagerbti. Nu, turėjo būti kažkur, pažiūrėsiu. Čia keletą metų. Ne, čia nėra. Kalba Vilnius. Pradedame pageidavimų koncertą. Jei mes nežinosim savo šaknų, nesuprasim, iš kur mes atėjom, mes nesuvoksim iš tikrųjų pilnai, kas mes esam. Mes nesuvoksim, kokias idėjas mums tęsti, jei nežinosim, kokios jos. Tai man atrodo, tai yra be galo svarbu žinoti savo istoriją. Tiek savo asmeninę, tiek savo tautos, tiek žmonijos. Čia buvo jūsų, kur jūs atidarėte? Čia buvo šitas. Bet čia kažkaip... Čia buvo vienas duris, kodėl tiek daug jų pasidarė. Čia lygtai labiau patrauktas duris buvo. Dėmesio. LRT radio eteryje laida Čia ir dabar. Sveiki, prie mikrofono sveikinuosi aš, Agnė Kiriūnaitė, eteryje su žmogaus psichologija susijusioms temoms skirta valanda Čia ir dabar. Na, o šį kartą joje paliesime skurdo temą. Žemiau skurdo ribos gyvena maždaug kas. Nu, studija ta pati. Studija ta pati. Stalas kitoks, pultas kitoks. Na kągi. Pastebėjimų, kuri yra gana gaji viešojoje erdvėje, kad tai yra pačių žmonių problema. Gal jie nedirba, gal tingi. Kokios mintis kyla jums? Tai, vienareikšmiškai, aišku, čia sunku pasakyti. Jau viskas būdavo surašyta į juostą. Diktorė suskaičiuoja tuos jungiamuosius tekstus, čia reportažas apie tai ir tai, čia vaizdelis toks ir toks, čia korespondencija tokia ir tokia, taip ir taip. Na, dar žinių ten ploštelis perskaito, bet viskas surašyta. Režisieriaus sudėti tie muzikiniai tarpeliai, žodžiu, tiek pasisveikinimas, tiek atsisveikinimas ir truputį ir dar mums sakydavo, kad jūs 1 minutę būtinai anksčiau, ne 30 minučių, o 29. Dėmesio, kalba Vilnius. Negerai ir sirgti, negerai būti užkimus, negerai turėti temperatūros, negerai būti nusiminus, negerai būti nelaimingai, nes balsas irgi tai išduos. Tai jeigu taip žiūrėt, tai balsas išduoda viską. Čia yra tik tai gebėjimo klausyti dalykas, ar klausytojas išgirs ar ne. Tuo metu radijas, kad ir mūsų labai mažas radijas, bet jis buvo čia mieste labai aukštai kotiruojamas ir buvo kaip kultūros reiškinys. Būdavo tokių kuriozų, kad cenzūra pražiopsodavo. Viena karinė parduotuvė, čia Maironio ir Laisvės alėjos kampe, ir karinis knygynas. Bet neparašėm cenzoriams, kad čia mes kariniam knygyne lankomės. Nespėjo praeiti, o į juostą viskas buvo pasakyta. Prasisukti tą laidą ir viskas. Gavom pylos tiek, kad ką jūs čia padarėt, jūs išdavėt maždaug vos ne tėvynę ir visa kita, juk karinių dalinių tai nėra. Sakau, tai kad mes ir nekalbame apie karinius dalinius, bet jūs pasakėt, kad yra karinis knygynas. Čia sėdėjo Kundrotas, toliau Andrijaitis sėdėjo, jie po vieną, jie valdžia. Čia kairiai pusė užlipo Slapinskas. Radio studija, o čia daug metų. Taip, čia daug metų praleista. Tai vyriausias redaktorius. Čia didžioji studija, kur Romualdo Grabšto bigbendas repetuodavo, Miščiukaitė dainuodavo. Nu va.
Tai va, pro šitas duris 66 metais aš įžengiau į Kauno radijo redakciją. Ėjom toliau, čia buvo budinčio postas, o toj pusėje, neišeikim dar, čia buvo budinčio postas, o čia pusė užrakinta, jo. Ai, kaip gaila. Kas ten dabar yra? Ten buvo mano pirmas kabinetas. 22, bijau, kai jau čia nebe tie laiptai jie pakeisti, bet tu reikalai tai tie. Čia seniai turiu. 20, beveik jau 6 metus tvarkėsi geriau. Procentiškai žiūrint, pas juos yra tas skurdo mažesnis. Gerbiama Jūratė, koks yra skurdo kaip reiškinio susidarimo mechanizmas? Na, viename savo tekstų jūs kalbėjote apie skurdo kultūrą. Kaip galima būtų apibūdinti tokią kultūrą ir, na, net keista skurdą vadinti kultūra iš tikrųjų? No, aš manau, kad dar aš gal truputį irgi norėčiau pakalbėti, kad iš tikrųjų tas skurdas nesusidaro per vieną dieną. Ir realiai turbūt reiktų irgi dar tos pačius 1990 metus, kai buvo pradėtos reformos. Alio, kalba Kaunas. Ne, mes nesakydom, ne alio, ne kalba. Kaunas nesakydome kalbos. Man buvo malonu išgirsti. Suprantat, tada kažkaip viskas turėjo savo veidus. Nu, sakykime, ir Lietuvos radijas turėjo savo veidą, ir televizija. Dabar klausykit, LRT radijas, dovanokit. Ką reiškia tas numpinys? Tai čia būtų kaip Liudo Giros, atrodo žodžiai. Lietuvos seniai nebėr, Lietuva LTSR. Rodos Liudo Giros. Paskui Davulskis labai šmaikščiai ironizavo. Jeigu, sakykime, paliečiami socialiniai klausimai, o jeigu dar maisto kažkokio dalykai užkabinami, tai visada klausytojas būdavo labai nepatenkintas, nes ir anuo, ir 3, ir 5 vis trūksta parduotuvėse. Ir tada reikia tiek vieniotis, kodėl nėra pieno, kodėl nėra grietinės, kodėl nėra mėsos ir visa kita. Žodžiu, arba sausos dešros, kodėl jos taip jau labai retai būdavo. Tai tokiu atveju, žodžiu, įsitempė mes ten visi kaip stygos. Vieną kartą, kai redakcijai vyko remontas ir reikėjo rašinėti Vitmeno žolės lapus, o juos į studiją atsinešė mano draugas Algimantas Masiulis. Užsidarėme ten apačioj tokį laikinoj patalpėliai ir pradėjom, žinoma, iš pradžių repetuoti. Algimantas niekada iš pirmo ilpusio niekada jis neskaitydavo, jam visada būdavo įdomu mano reakcija arba ten garso režisieriaus reakcija, kaip ten. Ir staiga pasibeldžia, kažkas į duris, prasiveria durys ir iššoka Juozas Kundrotas, mano kolega, skyriaus vedėjas. Su lapeliu ar draugas Masiulis nepasirašytų. Buvo tokia tvarka, reiškia, užpildomi tie lapeliai ir kad aktorius privalo pasirašyti. Ei, kaip šoko Algimantas, Jėzus Marija. Aš galvoju, kad jisai puls mušti mano kolegą Juozą Kundrotą. Kaip jisai susinervino, daugmaž, ką nesupranti, čia vyksta kūrybinis aktas. Taip įsitraukdavo tie žmonės, jis, Staliliūnaitė, Rūta. Gal amžinatilis Kęstutis Genys, nors tai jis gal rečiau tą dalyką darydavo, į tą kūrybinį aktą, į tą žodžio kūrimą studijoje, žodžio kūrimą čia pat, jam būdavo tai kūrybinis aktas. Ir neduok Dieve, jeigu ką nors pabandytum trukdyti. Tai tas dalykas, žinoma, iš pradžių man jaunam žioplam, taip pat aš ilgai prie to dalyko nepripratau, bet jau kai pripratau, aš žinojau savo vietą ir savo laiką. Radijas kaip medija, aš ją labai žaviuosi, man ji labai patinka, man ji labai artima. Bet turbūt svarbiausia man vis tiek yra turinys. Turinys, kurį aš galiu pasinaudodama tam tikromis žiniasklaidos priemonėmis, jį skleist, man svarbu darbo sąlygos, man svarbu kūrybos laisvė. Kad Kaune mes buvom labai laisvi. Sunku patikėti ir, žinot, manau, kad net nepatikėtų. Jeigu reikėtų dabar įrodinėti, žinoma, aš galėčiau faktais įrodinėti. Kokie buvome mes laisvi ir vis dėlto mes buvom labai laisvi. Gal mus, taip sakant, Dievas saugojo, gal mus ta tautos praeitis saugojo, aš nežinau, čia prasidėtų labai dideli iškilmingi žodžiai, bet mes čia buvom labai laisvi. Dėmesio, kalba Vilnius. Внимание! Говорит Вильнюс.
Labą rytą, draugai. Pradedame mūsų programą. С добрым утром, товарищи. Начинаем нашу передачу. Be 22 ar 3:10. 10 valanda. Buvo 8 minutės, tai dabar 16. Štek. Pasigabai bus dabar iškasenas, kaip sesuo sako mano. Ja. Fusilės. To kuriais metais 88 išėjai. 88. Bet jūs manęs juos net neišleidote. Neišleidai. Dar nepa